Donybet lažybų punktai. Justiniškių 91, Vilnius, Savanorių prospektas 346, Kaunas, Lakūnų 24, Vilnius. Mokyklos pasididžiavimą. Aerobikos šokio grupė su masiniu pratimu pasveikinimų galimybę. Visą prakaito lašai veide, pirštai gniaužiasi savam delne. Malonu, kad pasisiu mokyklą, pasižiūrėti, kaip jūs laikotės. Ir visų žalgiriečių vardu noriu padėkoti, kad dalyvavo šitoje akcijoje, buvo patys aktyviausi, antrus metus iš eilės. Kaip sakė, buvo darbuotojas, kad nupirko daugiau negu 600 bilietų. Tai kad kviečiu išlikti tokiais aktyviais ir kitais metais ir mes tikrai kitą pavasarį vėl kartu prisuksim. Ačiū Jums. Praeitais metais mes laimėjome, o šiais metais tiesiog mokinių tarybai buvo pasiūlyta gal kas nors organizuoti. Sakau, gerai, pabandysiu. Ir pažiūrėjau, kad yra tikrai didelis noras, eidavo po 100 žmonių rungtynės, taigi taip ir padarėm, kad atvažiuotų Žalgiris. Ar buvo sunku prikviesti bendramokslius į Kauno sporto halę? Iš tikrųjų, tai įvairiai priklausė nuo rungtynių. Kas skaitėdavo, tai mano telefono sąskaita tik tais, bet šiaip tais dauguma mielai prisijungdavo. Su KTU gimnazija ilgą laiką konkuravote. Ar buvo būtent motyvacija įveikti KTU gimnaziją? Jo, iš tikrųjų, tai buvo mano asmeninės ambicijos, kadangi pradėjau organizuoti, tai turiu ir nugalėti. Tai va dėl to. Ir kai KTU mačiau, kad tai 100 atsilieka, tai tik tai galvojau, kad turim laimėti. Šiandien renginėje kas labiausiai patiko? Labiausiai atsakymai klausimus, iš tikrųjų. Turėtų matyti savo džumą. Aš iš tikrųjų labai noriu prisijungti prie mūsų vaikų nuoširdžių plojimų ir palinkėti iš tikro tos pirmos vietos Žalgiris. Nes Žalgiris jau pavadinimas įpareigoja siekti pergalės. Ir aš tikiu, kad mes sveikinsime iš tikrųjų. Ačiū, kad galėjote ją. Šie metai yra paskutiniai mano mokykloje, bet tikiuosi, kad tikrai atsiras norinčių kitais metais ir organizuos šitą akciją.